Nu tai va, mes su Marčiu atlėkėm į rankų lenkimą, bandysim kažką gal laimėti. Tai va, atvažiavam prie kažkiek kutų, ne? Jo. Jo, kutų kažkokių rūmų, sporto salės, kažko čia. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Kaip? Kiek stiprus daug? Nu, stiprus, labai stiprus. Čia bus 4 stalai. O kur jėga, ten reikalinga ir valia, ir protas, ir technika, taktika. Taigi, šiandien norėčiau dar kartą pasidžiaugti, kad šitos varžybos įvyko čia būtent Kaune po 20 metų pertraukos. Čia mane sufleravo federacijos prezidentas. Ir tikrai labai smagu, kad jos čia po daug metų ir tikiuosi, kad tai įvyks tradicija. Šis turnyras ir jau kiek kalbėjau su organizatoriais, jau planuojama, kad tai kitiem metam taip pat dar galingesnės varžybas padaryti Kaune. Na, nebūtinai šitoje vietoje, bet Kaune. Na, o dabar skelbiame šių varžybų pradžią ir sugiedame Lietuvos himną. Prie trečiojo stalo Aleksandras Pareigybė ir Edita Černiauskaitė. Nu parodykit, Hebra, ką turit. Va, Remis Power. Nu va taip, va, pažiūrim. Nu. Tiktais man jėgų, Sauskis vis labai tvirtėja rankų. Strojkė gyvenimas. Bobai reikės atnešti, supranti, kepšius. Gal turit kokį patarimą, kaip dar, kaip jauniems, pavyzdžiui, žmonėms pradėti rankų lenkimą, tarkim kokį patarimą? Susiraskit vietinį klubą. Vietinis klubas yra žmonės patyrę, kur po metus, po 5, po 10 sportuoja. Tai išmokins technikas, pasimėginsi. Aš į savo pusės, ką galiu pasakyti, kai aš pradėjau rankų lenkimą, aš pataikiau ant labai gerų žmonių. Nori kaifą, atvarai varžybą. Jo. Atvarai varžybas ir įrodai, ką gali. O klube treniruotės metu tu mėgini stiprėti, išmoksti per viršų kablį, užkapinti, pritraukti iš tricepsą. Ta prasme, svarbiausia klube. Ir mėginu čia save čia išmėginti. Ir ne tai, kad išmėginti, bet aš atėjau su tikslu sustiprėti. Taip. Navalius nebus galas. Navalius nebus galas, Hebra, ir jūs nepasiduokit. Nesvarbu, kokį tikslą turit. Žiūrėkit, dabar pasakysiu tokį dalyką labai svarbu.
Nesvarbu, pralaimėsit ar laimėsit, jūs vis tiek būsit aukščiau už tą žmogų, kuris nieko nedaro. Kuris nieko nedaro, jis yra loseris. Bet tas, kuris mėgina, jis vis laik bus aukščiau už tuos visus kitus. Kad ir nepavyks. Kad ir nepavyks, čia ne tam esmė. Nu tai va, po varžybų lekiam namo su Marčiu. Pasikalbėjom su keliais žmonėm, parodė mums pratimų. Čia vis tiek mano pirmi metai kaip tam sporte, tai bus patirtis dar kitiems metams ir matysim, kas ten bus. Pasikalbėjau dar su Remiu, smagiai buvo šiandien.